Sveiki. Rengiant įvairius aprašymus, užduotis ar kitokio tipo dokumentus, mums kartais yra reikalingas ekrano vaizdo iškarpimas. Ir tam galime pasinaudoti Windows operacinėje sistemoje esantį iškarpų įrankį. Atsidarome tą įrankį ir matome va tokį nedidelį langelį su jame esančiomis šio įrankio komandomis. Taigi panaudojimas yra jo labai paprastas. Tarkime, mes rengiame Wordo dokumentą ir panaudosime to paties Wordo keletą mygtukų. Tai dabar galime netgi rengti tekstą, rašyti kažkokį tekstą, tarkime, šrifto keitimas. Na ir šrifto keitimui aš noriu, kad man būtų parodytas va šita ekrano vieta. Įsikviečiu iškarpų įrankį, pasirenku naujas. Na ir dabar atsirado toks kryželis, kuris rodo, kurioje vietoje aš darau iškarpą, nuspaudžiu kairį pelytės klavišą, laikau nuspaudęs ir būtent tokia vieta, ekrano vieta yra iškerpama. Dabar aš, kadangi rengiu dokumentą ir noriu iš karto nukopijuoti tą vietą, tą iškarpą, paspaudžiu kopijuoti ir vėl grįžtu į dokumentą ir čia Ctrl+V paspaudus įklijuoju ir turiu įklijavęs. Aišku, visada galima, jeigu reikia, lasyrą padidinti, pamažinti, čia jau yra paprastas dalykas. Jeigu 2 kartus spragtelėsime, dar galime ir paformatuoti, ką mes turime Worde, galime bandyti apkarpyti, aišku, tik tais čia jau nelabai galbūt eisis apkarpyti, nes jis čia yra ir taip jau mažas tas mygtukas, bet dėl viso pikto dar galime bandyti, dar aš viršutinę dalį šiek tiek nukirpau ir turiu tokį mygtuką. Toliau rašau simbolių dydį. Galima keisti. Na ir vėl man reikalingas dabar jau simbolių dydžio keitimo mygtukas. Spaudžiu naujas ir dabar pažymiu tiksliai tą simbolių dydžio keitimo mygtuką, kur mes galime pasirinkti norimą dydį. Vėlgi pažymiu jį, vėlgi kopijuoju ir tokiu būdu jau galiu įklijuoti ir turime vėl tą vietą, kurią mes įsikirpome ir dabar įklijavome į dokumentą. Tam galime, sakykime, jeigu ruošiame ne aprašymą, o gal kokias nors užduotis ir norime, kad iš vienos vietos paimti užduotis, iš kitos vietos paimti, galbūt turite kažkokias skaidrės, skaidrių paimti ir panašiai. Tai mes galime atverti tas vietas, tarkime, aš turiu dokumentą paruoštą su vėlgi aprašymą ir aš noriu kažkurią tai dokumento vietą paimti ir iškirpti, įklijuoti. Tai tiesiog vėl įsikviečiu iškarpų įrankį ir paspaudžiu naujas ir tą vietą, būtent aš noriu įklijuoti su visais mygtukais, su viskuom, jis gaunas kaip paveikslėlis, nusikopijuoju ir vėl įklijuoju Ctrl+V naudodamas, įklijuoju čia. Tai čia galėtume suprasti, kaip kažkokią tai turite parengtą užduotį vienoje vietoje, kitoje vietoje, trečioje vietoje ir jūs nenorite tų užduočių perinkti ruošdami kažkokį atsiskaitimą, tai jūs tiesiog galite iškirpti iš vienos užduoties dalį, iš kitos užduoties dalį ir taip suformuoti naujas užduotis mokiniams. Na, jeigu jūs norėtumėte dar kažkur tai iškirpti, vėlgi galime susirasti kažkokią kitokią vietą ir kitoje vietoje vėl padaryti iškirpimą. Taip pat galime iškirpti nebūtinai iš tekstinių dokumentų, aš čia turiu infografikus parengęs, tai aš noriu dalį infografiko apie saugius slaptažodžius, kuris yra, paimti ir iškirpti ir įsiklijuoti į savo dokumentą. Vėl
pasirenku iškarpų įrankis ir pasirenku naujas, na ir vėl pažymiu tą vietą, kurią noriu iškirpti ir įklijuoti į savo ruošiamą dokumentą. Vėl nusikopijuoju, ateinu čia ir įklijuoju tą vietą, ką turiu. Aišku, galima sumažinti, padidinti tai, ką jūs norite ir turite vėl dalį dokumento. Galbūt turite sugeneravę, tarkime, su Canva kokį nors paveikslėlį ir norite tą paveikslėlį irgi įkelti į savo dokumentą. Tai aš turiu sugeneravęs kažkada tai mergaitę, tai vėlgi galime, aišku, tos mergaitės nuotrauką galime įsisaugoti atsisiuntus, bet ir kitas būdas yra, kada mes naudojame iškarpų įrankį ir galime pažymėti tą dalį, kurią mes norime. O gal mes norėsime tik, tarkime, akių ir panašiai. Šiuo atveju aš karpu visą, vėl kopijuoju ir vėl įklijuoju į dokumentą. Tai taip mes galime rengti įvairias, kaip ir sakiau, užduotis, galbūt aprašymus ir susidėlioti iš atskirų šaltinių iškarpas ir tas iškarpas turėti savo kažkokiame tai rengiamame dokumente. Ką mes daugiau galime su iškarpo įrankiu padaryti, tai mes galime nusistatyti, koks mūsų bus iškarpos forma. Tai gali būti laisva figūra, tai gali būti stačiakampė įkarpa, taip kaip aš dabar ir naudoju stačiakampę, na ir lango iškarpa. Na ir gali būti, kad iš karto darome be jokio pradelsimo iškarpą ir galime po kurio laiko tik tai pasirinkti ir po 1, 2, 3 sekundžių. Iškarpą taip pat galime išsisaugoti, jeigu mes norime, paspaudžiame ir tada nurodome, kur norime išsaugoti. Aišku, parašote failo vardą ir jau turėtumėte kaip atskirą paveiksliuką tą iškarpą, beliktų tik įrašyti ir viskas, aš dabar neįrašinėsiu. Na ir toliau galite kopijuoti, tai mes jau naudojame šitą mygtuką, galite siųsti, jeigu turite instaliavę pas save pašto programą, tai iš karto ir pasiųstumėte. Na ir galime dar, jeigu norime, naudoti rašiklius arba žymeklį. Tai tarkime, norite kažkurią tai iškirptos vietos vietą pažymėti, tai tarkime su žymekliu jūs puikiausiai, tarkime, galite pažymėti tas vietas. Aišku, pažymėjai, jeigu suklydote ar dar ką nors, yra galimybė visada ištrinti ir turėti nesugadintą tą savo paveikslėlį. Tai manau, kad šitas įrankis tikrai pagelbės rengiant dokumentus ir tikrai ekrano nuotraukos yra reikalingos ir būtent šitas įrankis lengvai leidžia tai padaryti, iškirpti atitinkamas ekrano vietas. Tiek trumpai.